Sakau, nusiramink. Viskas, nusiramink. Ką jūs žvengiat, artistai? Eikit, Ale, Jūs galvojate, jūs gerai. Eik, lauk. esat? Eik, lauk. Davažiuok, aš tai savo. Nusiramink. Smarkuolį ramina ir bičiuliai, bet ir jiems sunkiai sekasi. Nusiramink. Tu čia pjauni. Ateik, pašnekėsim, geri, normaliai nusiramink. Nu, nusiramink. Kai tu pastumdai. Nieks neveža. Namo. Mes esame savo vietoj. Kodėl? Einam namo. Tu pačiukinės. Gaidybė. Einam namo. Pas mane. Jūs mane kaip kad jūs iš paprastų žmonių padaro. Kas tau kapas? Nieks nieko nepadarė. Vis padarė. Tu pat padarai. Tu pat padarai. Tu žvenk, artiste. Aš tave... A gali išeit, prašau, ačiū, labai jum gerai. Kas tik papuola į vaikino akiratį, tas ir priešas. Kas? Ramink, einam pas mane. Į pilies. Lyg Sizifas su akmeniu. Bičiulius su draugužiu galinėjęs ir bando jį nustumti kuo toliau nuo baro bei jo lankytojų. Deja, bet ir antras bandymas keliauti namo nepavyksta. Čia visus siuntiniai taip toliau. Trijulio stoviniuoja netoliese, o pamatęs policininkus vaikinas puola provokuoti ir įžeidinėti. Sveik, Kas man nutiko? A tu nori mane išklausyt? A tu nori mane išklausyt? Nelaužiu rankos. Gali nelaužiu rankos. Tai pala. Aš tave klausiu, kai žmogus. Tu gali mane nelaužiu. Pala. Pilietis guldomas ant žemės ir surakinamos rankos. antrakis, dėk. Vakarėlis išties baigėsi. Ilgai prašėsi problemų ir galiausiai prisiprašė. Pala, gali manęs paklausyti. Pala, gali. Dailė, jeigu bus viskas. Pala, galiu aš tau pasakyti. Einam su mumis. Nervai yra užspausti. Ką tu, kas tu vyra? Nervai užspausti, ką tu pjauni grybą? Agir. Nežinia, kas ten taip užspausta, bet įsiūtis ir keiksmai veržiasi per visas siūles. Nieko jum nedarė. Agirdi. Cuka, žapa, aš jums sakau. Vadėl to, vad jūs ir esat. Ką tu? Kas tau vyra? Kas tau vyra? Ką tu? Grasini? Pala, aš su tavim kalbu. Kompromisas turi to. Sulaikytojo bičiulis pareiškė, kad be draugo namo negrįž ir aktyviai prašosi vežamas į areštinę. Kur telefonas? Pas mane. Daug. Albeno nevažiuosiu? Gerai, laimingai viso. Ne, be mūsų nevažiuosiu. Ačiū man kažko padaryti, kad važiuosiu. Ilgai prašytis neprireikė. Užteko pagrasinti, jo kažką padarys ir vieta sulaikymo patalpoje garantuota. Dėl viešosios tvarkos pažeidimo, teisėtų reikalavimų nevykdymo bei pareigūno garbės bei orumo įžeidimo piliečiams bus surašyti protokolai.